Nors šiemet Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje neįsikūrė nei viena įmonė, tačiau sakoma, jog egzistuojanti ekonominė krizė čia kol kas nejaučiama. Prognozuojama, jog galbūt ateityje realiai Lietuvoje pajusiančios krizę įmonės bus suinteresuotos kurtis žemės plote, kur suteikiamos mokesčių lengvatos. Kauno laisvoje ekonominėje zonoje tarp jau veikiančių logistikos, maisto, vaistų bei gamybos projektavimų užsiimančių 9 įmonių šiemet čia neįsikūrė nei viena nauja bendrovė. Tačiau tai neleidžia galvoti, jog ekonominė krizė pasiekė ir šią patrauklę dėl mokesčių lengvatų teritoriją. Jūs teisingai pastebėjot, kad tenai šiais metais dar neįsikūrė, šiais metais neįžengė, sakykime, nei viena nauja įmonė, bet tai ne dėl to, kad nenorėtų to padaryti. Mums bendraujant su laisvosios ekonominės zonos valdytojais tenka girdėti raginimų dėl žemės išpirkimo procedūrų spartinimo ir kad yra labai daug potencialių investuotojų, kurie norėtų pradėti verslą šioje laisvoje ekonominėje zonoje. 50 hektarų plote įsikūrusi laisvoje ekonominė zona specialisto akimis gilios ekonominės krizės atveju gali tapti patrauklesnė dėl čia egzistuojančių mokesčių lengvatų. Deja, realiai įmonių įsikursiančių netrukus kol kas nėra. Tikinama, jog šiuo metu vyksta dėrybos su Italijos kompanija. Bankinė krizė arba lėšų krizė, jinai gal gali padėti kai kurioms įmonėms čia ateiti, nes jeigu ieško kaštų sumažinimo įmonės, tai lėzas galbūt yra viena iš išeičių kurtis. Manoma, kad laisvosios ekonominės zonos patrauklumą padidintų Kauno viešojo logistikos centro įkūrimas šalia LES ir oro uosto. Deja, susisiekimo ministerijoje šis projektas sąmoningai buvo sustabdytas. Dabar belieka tikėtis, kad naujos šalies vyriausybės vyrai bus liberalesni Kauno regiono projektams.